Sveiki, įsivaizduokime, pirmadienį ryte į darbą eina dekanas ir pamato labai nemalonų vaizdą. Prie universiteto baisiai prišiukšlinta. Valytojas pramiegojo ir tik dabar pradeda rinkti. Ant šaligatvio traškučių pakeliai, sudaužyti buteliai, net televizorius numestas. Profesorius pasikviečia 2 nagingus studentus ir meta jiems iššūkį. Ar sugebėsite? Sukonstruokite eksperimentinę sistemą, kuri 24 valandas per parą stebėtų aikštelę. Jei kas numes šiukšlę, staigiai nuo stogo turi pakilti ir atskristi skraidyklė. Studentai išsižioja. Ji turi iš arti nufotografuoti piktavalio veidą ir per pritaisytą garsiakalbį sudrausminti šmaikščiu eilėraštuku. Vaikinai imasi darbo. Ant stogo turi būti pakrovimo stotelė, prie skraidyklės reikia pritvirtinti fotoaparatą. Kaip pigiai ir greitai pagaminti reikalingas detalės. Į pagalbą ateina 3D spausdinimas. Su lazeriniu spausdintuvu atsispausdinom šokoladinio torto receptą. Įdomu, kokio storio yra atspausdintas tekstas. Sudžiūvusio rašalo sluoksnis. Pasirodo apie 10 mikronų, 0,01 mm. O jei tą patį tekstą ant lapo atspausdintume 100 kartų, ar tas tekstas sustorėtų? Pirmąją 3D spausdinimo technologiją stereolitografija sukūrė išradėjas Čechas Halas. Tai vyko prieš 30 metų. Ir štai per dešimtmečius sukūrus dar gausybę technologijų ir ištobulinus ir sumažinus įrangą, 3D spausdintuvai pagaliau ateina į kiekvieną iš mūsų gyvenimą. Jų atsiranda buitinės technikos parduotuvėse. Kaip įdomu, su kompiuteriu sukūrėme trimatį modelį. Tai gali būti bet kas, ką mes įsivaizduojame. Ateiname pas draugą į svečius ir jis rodo sumažintas Trakų medininkų pilis, Europos kosminių erdvėlaivių modelius. Bet kokios formos objektai atspausdinami sluoksnelis po sluoksnelio, iš lydyto plastiko, cukraus, šokolado, metalo ar net stiklo. Kuo plonesniais sluoksneliais spausdinam, tuo didesnis tikslumas. Įprastai sluoksniai būna 0,1 mm storio. Pramonė spausdina kai kurias automobilių, lėktuvų ir naikintuvų dalis. Raketų dalys pagamintos naudojant 3D spausdinimą išlaikė NASA testus. Vienas spausdintuvas šį rudenį planuojama nuskraidinti į tarptautinę kosminę stotį. Kosmonautai bandys pagaminti reikalingas detalės ir įrankius. Kompanija General Electric turi daugiau nei 300 trimačių spausdintuvų. Iki 2020 metų ketina pagaminti apie 100 000 orlaivių variklių dalių. Trimatis spausdinimas leidžia greičiau pagaminti sudėtingų formų dalis, padaryti jas gerokai lengvesnes. Pagreitėjo naujų detalių kūrimas. Inžinieriai greičiau gauna prototipus ir gali juos išbandyti. Kompanija Ford neseniai 3D spausdintuvu atspausdino 500 000 detalę variklio dangtį naujam Ford Mustango modeliai. Tradiciniais būdais pagaminti variklio įsiurbimo kolektoriaus prototipą užtrunka apie 4 mėnesius. Trimatis spausdinimas tai leidžia padaryti per 4 dienas. Vieną dieną milijonai automobilių dalių bus spausdinamos taip greitai, kaip laikraščiai spaustuvėje, teigia įmonės inžinieriai. 3D spausdintuvai gamina kojų, rankų, pirštų, dantų protezus, kaulų implantus. Šiais metais Olandijoje pacientei sėkmingai implantuota plastikinė kaukolė, o pacientų Jungtinėje karalystėje pusė dubens kaulo iš titano. Jau anksčiau kalbėjome apie spausdinimą gyvomis ląstelėmis. Gyvos ląstelės tai ne plastikas ar metalas, joms reikia maisto. JAV Wake Forest universiteto mokslininkai užaugintas odos ląsteles sudėjo į kasetę ir spausdino tiesiai ant nukentėjusio žaizdos. Ląstelė sėkmingai suaugo ir neliko nė žymės. Taip galima būtų gydyti nudegimus. Kembridžo universiteto mokslininkai sugebėjo sugrąžinti regėjimą pelėms. Jie atspausdino akies tinklainę. Kiekvieną dieną vien JAV numiršta 18 žmonių nesulaukę reikalingo organo. Kaip žinome, vienas donoras gali išgelbėti iki 8 žmonių gyvybės. Mokslininkai kryptingai dirba ir atspausdinti užauginti organai ateityje padės daugybei žmonių. Tai panašu į didžiulių gyvenamųjų namų statybas mikroskopiniu masteliu, vietoj cemento, armatūros ir stiklo naudojant skirtingas ląsteles ir kitas medžiagas. Aš veikiu kažką prasmingo, savanoriauk ir tu. Ar ir tu manai, kad mokslas ateitis? Tada prisijung prie mūsų.
Vilniaus universiteto lazerinių tyrimų centro mokslininkai su 3D spausdintuvu gamina namelius ląstelėms. Su lietuvišku lazeriu jie formuoja nano dydžio darinius. Neįtikėtina. Mokslininkai lazerio spindulį fokusuoja specialiame skaidriame skystyje. Tam tikrą erdvės tašką pašvietų šviesa, toje vietoje kaip mat sukietėja. Užtenka vieno lašelio, kuriame stebėtinų tikslumu suformuojami norimi dariniai. Pro laboratoriją lauke pravažiuoja sunkiasvoris kranas. Galime įsivaizduoti, kokią įtaką spausdinimo procesui turi aplinkos vibracijos. Menkiausias virptelėjimas ir spausdinys susigadina. Todėl vyrai spausdintuvą įrengė ant 350 kg sveriančio granitinio stalo. Varikliai stiklelį su užlašintu lašeliu stumdo 10 nanometrų tikslumu į visas puses, o lazerio spindulys sugeba suformuoti 100 nanometrų dydžio konstrukcijas. VU preciziškai tikslaus lazerinės polimerizacijos 3D spausdintuvo kaina apie 500 000 eurų. Tokie spausdintuvai pasaulyje naudojami moksliniams tyrimams. Šiuo metu spausdiname mikrolešius, sudėtingus optinius elementus, fotoninius kristalus ir darinius, kuriuos naudojame ląstelių tyrimams ir audinių inžinerijoje. Pavyzdžiui, mūsų atspausdintas karkasas iš žiedų pasižymi lankstumu ir tvirtumu. Ant jo pasėtos kamienės ląstelės puikiai dauginasi ir užauginame norimus audinius. Juos galime naudoti gydant ligas ir traumas, sako tyrėjas Mangirdas Malinauskas. Įsivaizduokime statybininkus, kurie naktį statybvietėje bando sugadinti 3D spausdintuvą. Istorija kartais kartojasi. Prieš kelias savaitės Kinijoje Šanchajuje 4 3D spausdintuvai atspausdino 10 vienaukščių namų. Kiekvienas namas apie 60 m². Vienaukščiai todėl, kad pagal Kinijos statybų reikalavimus su 3D spausdintuvu šiuo metu galima statyti tik vieno aukšto statinius. Kaip spausdinimo medžiaga buvo naudojamas cementas, sumaišytas su stiklo pluoštu ir sumaltomis statybų atliekomis. Mišinys labai greitai kietėjo ir džiuvo. Tai leido visus pastatus atspausdinti ir sumontuoti greičiau nei per 24 valandas. Kiniečiai nustebino pasaulį. 1 kvadratinio metro savikaina vos $80. Galime sukurti ir atspausdinti sumažintą automobilį arba kino aktorių figūrėlės iš šokolado. Vyrėjai eksperimentuoja su lydytu sūriu, tešla, sumaltomis daržovėmis, kremais, mėsa. Spausdintuvas nejaučia skonio, jis mašina. Jis gali pagaminti tokias maisto formas, struktūras, kokias suprojektuosime ir kokius produktus įdėsime į rašalo kasetes. Europoje jau yra restoranų, kurie savo klientus maloniai nustebina atspausdintais unikaliais patiekalais. Su trimačiu spausdintuvu namie įmanoma atspausdinti ir veikiantį šautuvą. Brėžiniai yra internete. Pistoleto iš plastiko reikia tik vienos metalinės dalies – skiltuvo. Taip pat kulkos. Tai pistoletas vienam šūviui. Tokį plastikinį ginklą sunku aptikti metalo detektoriais. Tai iššūkis policijai ir visų mūsų saugumui. Šaunamojo ginklo gamyba be leidimo ir neteisėtas laikymas daugumoje šalių yra nusikaltimai. Praėjusiais metais sėkmingai atspausdintas pistoletas iš metalo. Lazeris lydo metalo miltelius ir suformuoja norimas detales. Pistoletą inžinieriai surinko iš daugiau nei 30 detalių ir ginklas sėkmingai atlaikė 50 bandomųjų šūvių. Ar žinojome, kad Vilniaus universiteto bibliotekos mokslinės komunikacijos ir informacijos centre yra 3D spausdintuvas, kuris iš plastiko gali atspausdinti kiekvieną iš mūsų idėjas? Pavyzdžiui, širdelę su panelės vardu, mūsų sukurtą pakabuką, būsimo namo maketą, išnykusių dinozaurų kolekciją ar detalės skraidykliai. Tai kainuoja nuo kelių dešimčių iki 100 litų. Reikia susimokėti tik už plastiką, elektrą ir spausdintuvo nusidėvėjimą. Per metus bibliotekoje jau atspausdinta apie 80 įvairiausių daiktų. Lietuvių įmonė Gaminu gali nuskanuoti ir atspausdinti mūsų figūrėlę arba veidą. Jie moko moksleivius kurti trimačius objektus ir būrelių metu gamina detales konstruojamiems robotams. Per paskutinius kelis metus 3D spausdintuvų kaina įspūdingai krito. Įrenginiai, kurie kainavo $20 000 JAV, dabar kainuoja mažiau nei $1000. Atvirojo kodo iniciatyvos juos padarė dar patrauklesnius. Skaičiuojama, kad 2012 metais 3D spausdinimo rinka sukūrė apie $2,2 milijardus pajamų. Tai nesiekia nė 0,01% pasaulio gamybos. Lėtas 3D spausdintuvų greitis riboja jų panaudojimą masinėje gamyboje. Po žingsnelį. Užsiprenumeruokite Mokslo sriubą YouTube, pasidalinkime savo 3D modeliais Facebook'e. Susitiksim už 2 savaičių šeštadienį. Iki.